Tai ką, opa, kažkas surinko 5 žvaigždutės GTA. O. Kaip jūs suprantate, aš esu Los Andžele iš Amerikos, Meksikos vėliavos. Įdomus faktas, bet Amerika nusipirko, Jungtinės valstijos nusipirko iš Meksikos Kaliforniją 19 amžiaus vidurėm. Tai vat, tai visai čia geras simbolius. Įvesiu jūsų kontekstą toj, papasakosiu. Thank you, brother. Absoliučiai nėra, kad čia kažkas vyksta tie protestai labai brutaliai ir daug čia smurto, kaip Trumpas sako, kaip matot, čia senamiesty net žmonės va čia varinėja, filmuoja, vyresni žmonės, va žmonės su kamerom ir su viskom, su tokiais, reikia paklausti jų gal, kur vyksta pagrindiniai protestai, bet matot, čia filmavimo komanda, reikia paklausti. I'm sorry, guys. Sorry. Where is the main protest happening? It's just all around there. No, it was over there, and then they broke out, and now it's over here. All right. So you also like searching for something like what's... so it was. Police came and dispersed it. We had to get our gas masks. They put tear gas, and they dispersed it. Right. So now everybody's kind If of you running go around. up a block and make a left, they're heading somewhere that way. All right. Thank you so much, sir. Tai sakė, kad jeigu mes dabar nueisim tenai ir į kairę, tai kažką pamatysim. Matot? Judesiukas koks. Vat. Tai gerai, aš gal pabandysiu. O, dieve tu mano, vat šitas dalykas yra labai juokingas. Visada juokingas. Objektyviai. Sorry. Čia. Ten skraida helikopteriai. Vat jaunimas irgi čia vaikšto, matyt, trinasi. Tai aš nežinau, ar ten galima mums, pavyzdžiui, vat... O, geras dviratis labai pas bičiu. Bet įdomu, ar ten galima eiti, va ten ar ne. Čia vat hebra irgi matyt nori eiti, tai aš nežinau, reikia paklausti. Guys, we can go there or no? I'm not sure. No, definitely not. Yeah. You can ask them. We can ask them, but I don't know. Jeigu aš eisiu čia ir filmuosiu, ar mane praleis ar ne. Aš nežinau, man tai biški... ten matot, ten policija, vat. Žodžiu, Trumpas čia įvedė nacionalinę gvardiją, dar įvedė čia karių biškį. To iš tikrųjų nelabai reikėjo čia visi vietiniai. Sako, bet vėlgi, vietiniai sakys visą laiką, sakys tą patį, kad maždaug nesikiškite mūsų reikalus. Bet į reikalus čia tikrai Trumpas įsikišo labai brutaliai, nes vietinės bendruomenės visos čia sako, kad nelabai gal reikėjo čia iš centro federalinio siųsti kažkokius karius, tai bet vat kažkas čia matyt vyksta. Matyt, kažkas bėga kažkur, kažkas skuba. Jeigu manęs paklaus, kam aš čia filmuoju, aš sakysiu, manęs paprašė Kinija nufilmuoti strateginius objektus. Čia tokia mano dokumentika. Čia aš, kaip suprantat, su humoru viską žiūriu, nes ašgi humoristas, o dieve, tu mano baisiai, jie čia atrodo baisiai. Kiek čia mano optika tempia, bet šitas labai man patinka. Su šaukštu, jis su šaukštu, paril. Jis su šaukštu, hebra. Gad. Gerai, einam pažiūrėsim dar labiau, kas ten vyksta, ten kažkas bėga. O, arkliai, matot, arkliai. Aš tai iš tikrųjų labai viską žiūriu gan pozityviai, nes kaip nežiūrėsi pozityviai, kai va toks vaikis čia. Oh my god, kaip miela. Jo, tai aš pozityviai gan žiūriu, nes man po Ukrainos ir po visko, čilas bandė padaryti triuką tiesiog. Jo, aš tai po Ukrainos ir po visko, man tai toks biški čia chilas yra. Are you from America? I am, yeah. Do you know what's happening? Can you explain us? Happening. Can I film you, ask you? I'm from Lithuania, Europe. You know? Lithuania? Lithuania, yes. Okay. Latvia, Estonia, Lithuania. My name is Oleg. Hey, what's up? So, Nice to meet you. Nice to meet Tell me what's happening now. Just okay, so what's happening is that, we have a new presidential administration, right? And they said that they were going to do the greatest deportation force on Earth.
which is what they're amassing, which is so they're going into the cities in Los Angeles and other cities to start deporting people. And it initially started, they said they were going to get criminals, but then they started to get more than just criminals, and they got a bunch of other people, and that made people upset, so people started protesting. And so now, because people are protesting, the cops are getting ready, because at 8 p.m. there's a curfew, which at 8 p.m. you're supposed to be off the streets in downtown Los Angeles. So we have 1 more hour. 1 more hour, yeah. Oh, So okay, I get it. But if you're a resident here, it's okay, but you know they're trying to discourage people because what happened was there was some violence and there was some Okay. stuff that, you know, was happening. It's pretty clear, and thank you for explanation. What's your name again on camera? Sorry? TOPH. TOPH. Yeah. Okay. Thank you so much. It's a big pleasure. Hey, welcome. Big pleasure, Are brother. you here for a long time or what? I just spent here like three weeks already because I'm filming documentary, just another topic, not about... Randomly, huh? Yeah. I'm just doing about sports, but I just came here to film that because people in my country also very politically active, you know. It's interesting, right? I mean, there's, you know. Now, what did you think was going on? Sorry? What did you think was going on? You know, I already knew that what's happening, but I just wanted to ask you because you're local and I guess it's more objective But to... you know, it's an important thing is that these are the local police. This is the LAPD. Okay. LAPD is not federal immigration. Okay. These are separate. So they are kind of protecting citizens. Yes. Okay. They are supposedly, you know, they are not involved with immigration. They are just trying to ensure that we keep the peace. Yes. And that they keep all the people away from the federal building because the federal building... I understand now. Okay. Tai čia sako, čia vietinė policija, kuri yra regioninė Kalifornijos valstijos. This is a California police or Los Angeles police. Tai čia yra miesto policija ir jie saugo nuo federalų, tai yra tų žmonių, nu ir šiaip laiko tvarką ir taip toliau. Šiaip tai labai įdomi šita istorija, kaip čia viskas veikia kaip valstija, kaip valstybė, kas svarbesnis, kas mažiau. Tai va čia vyksta irgi žmogus su galbūt kažkokiu tai plakatu, jisai žino, kas vyksta tikriausiai ir aš manau, jisai aktyviai dalyvauja. Tai dar jo paklausiu. Thank you so much, brother. Thank you. Tai vat pabandysim šitą vyrą paklausti. Čia dar fotografas stovi, toks vat fainas vyrukas, man patiko jo aparatas. Vat taip pat žmonės atrodo, taip pat užsimaskavę, bet, nu, kiekvienas turi savo čia, vėlgi, priežastį užsimaskoti, absoliučiai suprantama. Nu, kadras iš tikrųjų yra epinis kadras. Ir dar tas, niekada nemačiau tokio, iš tikrųjų, čia tik tai GTA. Įspūdingai. Dar norėjau šitą vyrą pakalbinti, nes matytis vienas iš organizatorių, ar ką, nes jisai turi tokį popierius, bet čia hebrytė su mocais. Aš manau, kad jie tiesiog hanging out. What's up, brother? Nu gerai, einam dar kažkur, nes čia vienoj vietoj stovim, norėjau dar pakalbinti čia. Galim pamatyti plakatą, posterį. Respect our existence or expect our resistance. Alright, I kinda get it. Šiaip man, žinot, kas dar užknisa, kaip Lietuvoje, aš ten žiūriu komentarus, kad čia visi sako, nu čia tipo protestuoja tik ten kairieji arba dar. Čia truputį sunkiau dar yra, nes čia tikrai labai daug nelegalių migrantų ir jų vaikai, pavyzdžiui, yra jau ten piliečiai, jie studijuoja universitetuose, jie, nu, ta prasme, tie nelegalūs migrantai, kurie užaugino gerus vaikus ir patys tie nelegalūs migrantai, aišku, nėra jokie kriminalai. Ir jų vaikai išeina protestuoti čia, parodyti, kad, nu, galbūt mūsų tėvai ir yra nelegalai, bet jie geri žmonės. Ir labai dažnai čia taip būna. Ir čia yra labai esminis dalykas, kurio galbūt Lietuvoje čia nereikia viską žiūrėti per prizmę kairė ar dešinė. Taip, žmonės čia rėkauja, reikia pažiūrėti, ką jie čia rėkauja, nes man labai nuoširdžiai įdomu. Dabar nustoja rėkaut. You incite more terror and fear than any of us in our community!
Get the fuck out of our neighborhood! I can't fucking sleep! You work for us! Šiaip tai čia Amerikoje dar, tipo, žinai, maždaug aktyvistai, jūs protestuokit, o mes darysim savo darbus. Dėl čia labai svarbi yra aktyvizmo kultūra, nes aktyvistai daro tai, ką darbo žmonės negali daryti kiekvieną dieną, nes jie dirba. Dar vat, ką tai. Aišku, labai daug čia žmonių, kuriems artima labiau kairesnė ideologija, čia faktas, čia nemeluokim irgi savo, čia nesuper konservatyvus žmonės. Bet vėlgi, matyt, jis padarys nuostabų kadrą, istorinį, šitikios. Bet vėlgi reikia dar suprasti, kad imigrantų bendruomenė ir emigrantų pati idėja Amerikoje, jinai yra kaip ir fundamentali, todėl čia irgi yra kaip ir tokia konservatyvi sena vertybė, nes visi čia yra emigrantai iš principo. I'm sorry, sir. Can I ask you a few questions? Because I saw that you have a paper with information. I was handed this, yes. Can you just explain what's happening? And it's a future protest, I guess. Yes, this is the flyer of future protest. Can you explain what's happening? I'm from Lithuania. We are trying just to film. I'm trying to film what's happening now. Can you say a few words? Immigration enforcement is in LA. Yes. And they've been doing a lot of raids, abducting basically undocumented immigrants that clearly don't really have anything to do with a crime or anything like that, which has been the big rhetoric about the whole thing in the first place, and denying them due process and keeping them in a basement somewhere is what I understand. With limited access to food or water, and obviously due process being the main thing. And people are out, understandably, just super pissed about it. There's a huge immigrant presence in LA, and it's a harmonious part of the city's texture, its life. And I don't think anybody wants to see that happen to their neighbors or anyone else. And Angelenos won't stand for it, and that's what's happening. And the police response is rather severe. They've been blocking off a lot of downtown, trying to just sort of, I guess, intimidate the protests right now, it seems like, because the curfew isn't for another 45 minutes, and yet they're already directing people away. I just heard a few little explosive devices over there that sound like the ones they use to disperse crowds, but I didn't want to get too close. I was at one of the protests, but I left before any of that sort of thing happened, but it seems like that's been happening regularly. But that only seems to be making more people want to protest. It's sort of a cascading situation. Yeah. Yeah, thank you. It's pretty much clear, and thank you so much for your time. Oh, my pleasure. Yeah, my name is Oleg. What's your name? John, nice to meet you. John, nice to meet you. Nice to meet you. Yeah, thank you. Čia tai komendantų valanda bus įvesta ir man reikės iš čia dingti, bet aš dar turiu laiko biškai čia pabūti. Gerai, toks downtown LA, čia beveik kaip pas mus prie Balto tilto. Nežinau, žmonės čia šnekasi tarpusavę, bendrauja, vieni ten klausinėja, kaip pravažiuot, kiti atsakinėja. Labai daug gražų, įdomių pastatų čia yra. LA, tokie kai kurie net galbūt administraciniai ir taip toliau. Sraigtasparniai skraido, kai kurie filmuoja, kai kurie tiesiog patruliuoja. Aš nežinau, ar galima filmuoti dabar su sraigtasparniu iš viršaus, kai centre yra komendanto valanda. Tai kai kurie žmonės, matosi, su kaukiam, jie protestuoja, jie nenori, kad jo identity būtų galbūt taip matomas, nežinau. Irgi bičias filmuoja. Hello, sir, can I ask you questions? Yeah, what's up? What you have filming? What's happening right now? I'm from Lithuania. My name is Oleg. Nice to meet you. Hi, nice to meet you, man. I've been filming the LA protests going on all day. Okay. Yeah, there's a bunch of people over by Pershing Square right now. Doing their thing, and I'm just wandering around this way, seeing if there's anything going on. There is a very beautiful cinematic view there, because there's one line of the LPD police, Los Angeles department, okay, and other line is, I guess, Marines. So it looks like very cool, I guess. Nice. Well, shoot. Nice to meet you. Be safe out thank there, you so much, brother. Thank you. See ya. Fuck ICE out. Čia yra immigration. Žodžiu, jie už imigraciją atsakingi. Yeah. Fuck ICE. Thank you, guys.
Nu, einam gal pažiūrėsim, gal ten kažkas vyksta dar. Jo, ir protestuoja labai skirtingų dar, kaip čia, skirtingas rasės, skirtingi, nebūtinai ten tik Latino community ar Black community, dar, nu, daug žmonių, mes jų kaimynai, jų draugai, jų artimi žmonės iš kitų šalių, kurie tapo jiems artimi ir jie už jas išeina paprotestuoti. Tas absoliučiai normalu, aš manau. Čia gražus grafitis, toks kažkoks grafitis keistas. Sportas, paralimpinis sportas. Šiaip čia senamiestis, va tas downtown LA, kur istorinis centras, kai kur gražu, bet ten kažkur prasideda ten hardcore'as, kažkur ten visokios palapinės, fentanilius, narkotikai ir ten benamių labai daug. Bet aš šito nežinau, kur tiksliai čia eiti, nes prie tą kartą, kai ten važiavau su mašina, tai nežinau. Šiaip tai čia downtown istorinis centras nėra labai tokia kažkaip geidžiama vieta žmonėm gyvent, tai turtingi žmonės pasiturintis čia negyvena. Bet čia šiaip labai fainų yra vietų, tokių art district, visokių ten fashion district ir kitokių tokių fainų kvartalų, tai čia visai nice būna. Šiaip gražu čia, nežinau, man tas amerikietiškas toks masyvumas, tai dideli pastatai, man absoliučiai nuostabus. Bet šiaip labai įdomu, nes aš kaip ir turistas biški, bet truputį ir reporteris. Bet vat šuniukus filmuoju, bičias eina, protestavo gal su šuniuku. Fuck, LA Police Department. Labai fainai atrodo ta vėliava, man Meksikos graži labai. Palaukit, ten žmonės, vat kažkur eina, matau, tai eisiu aš gal tenai. Visai beveik vienas esu gatvėj čia, tuščias gatvės, šiaip labai patogu vaikščiot. Sako, kad iki 8 čia galima būti, o kiek mes dabar turim laiko, toj pažiūrim. Dabar, matot man, Public Safety Alert man atėjo ir jisai rašo, kad palaukit. Prašau, fokusuokis. Gerai, aš jums nesufokusuosiu, bet kad reikia varytis čia. Man atrodo rašo. Be maikono bičias. Irgi gal protestavo. Kitoje aš. Dar norėjau pamatyti šitą, ką parašė čia. Police Department, galėsit pastabdyti, paskaityti. Kad man atrodo, kad negalima čia būti, bet aš neįskaitau, matot, pas mane labai regėjimas blogas, aš be akinių nematau. Darbo žmonės, kurie dirba darbus, taip nėra, kad labai involved, nes mano rajone, kur aš gyvenu, tai ten darbo klasė, visi dirba, nieks nevarė į protestus. Komikai visi čia, komikų community, kiek aš pažįstu, tai palaiko visi, aišku, imigrantus, obviously, nes dauguma šiaip komikų gan tokie progresyvų žmonės yra. Bet čia sakau, čia net kiek progresyvumo esmė, čia truputį dar kitaip Amerikai, čia ne apie kairė dešinė, čia yra labiau apie adekvatų, neadekvatų. Tai, ką Trumpas dabar daro, yra tiesiog neadekvatų čia. Ir išnaudoja tą kortą, jie bando žaist fašizmą ir galvoja, kad tai yra gera idėja Amerikui daryti. Aš nesu tikras, ar Amerikui gera idėja dabar statyti putinišką fašizmą, todėl aš statyčiau pinigus, kad Trumpas pralaimėjęs savo kovoje už absoliučią valdžią. Bet aš nežinau. Dauguma dalykų aš nežinau. Report, view, eyes. Yes. Šiaip čia žmonės taip mobilizuojasi kažkiek tai. Čia, aišku, dabar nebėra jau to pagrindinio gal protesto, visi bando išeit. Nežinau tik tai, ką žmonės čia nori. Fuck, eyes. You ready for the stream? Where is the things happening? There? Yeah, all the way down. Okay. Tai aš net nebuvau ten, kur vyksta dalykai.
Ir irgi taip klausiu, where is things happening, guys? O, žiūrėkit, bičias labai fainas kadras. Labukas. O, žiūrėkit, čia taip daro. Aš tai iš tikrųjų pusę dalykų čia tiesiog filmuoju kaip bičias iš rytų Europos, kur, niekada nemačiau tokios tačkės, tokios mašinos. Va, hebrytė čia taip atrodo. Visai gerai. Labukas. Taip, čia irgi. Varo į protestą tikėtina, kad galim pafilmuoti. Hello, can I ask you a few questions, if you don't mind? Can I? Sure. Oh, where are you going? What's happening? And tell me. Going home. Everybody's down here. I think they're going back to City Hall at some point. Uh-huh. But we are going home before the curfew. All right, We okay. have to get on the metro. All right, have a nice night. Okay, thank you. Stay safe. And good luck. Stay safe, yeah. Can you show me? We fight this now, so our kids won't have to. Thank you so much. Man dar protestų kultūra yra šiaip labai įdomi ir čia yra racism. Thank you so much. Va dar žmogus su tokia kamera. Tikrai yra geresnė, kad ne? Show me, please, your poster, if you don't mind. Can you show your poster? Our struggles are interconnected. Yeah, it's a valid point. Thank you so much. Oh my god, aš toks biškiai cringe čia. Žmogutis, kuris prie visų prisikabinėja, viską filmuoja, bet jeigu ne aš, kas dar? Aš jūsų akis esu šiuo metu, man įdomu, vos nenukritau, manau įdomu visiems ir man, ir dar ekskursija, nes aš, pavyzdžiui, tokio tramvajaus nesu matęs. Čia labai faina, kaip į Gedimino kalną lipti, panašiai irgi. O tai vat atrodo. Einam ten, iš kur visi eina. Tikėtina, kad ten viskas žmogus turi irgi fotoaparatą. Hey, immigrants make America great. True. San Diego. Visi matot, trigerinis žmonės labai, kad su Meksikos vėliavom čia visais Amerika, bet ir su amerikietiškom vėliavom žmonės vaikšto. Aš nesu tikras, ar visiems labai patinka, kad aš jos filmuoju, bet man atrodo, neturėtų būti keista, kad aš visus filmuoju. Vat bičias irgi varo filmuoti. Vat aš panašiai atrodau, kaip šitas čiuvas dabar. Viešasis transportas vaikšto čia varinėja. Dar niekada nebandžiau viešą transportą Los Andžele, nes čia viskas tik su mašina. Bet, galima nuvažiuoti su to. Matot? Traukinukas. Aš kaip šuo į viską žiūriu, nes man viskas čia yra įdomu. Jo, reklamos visokius. Dėja, tu mano. Gerai, tai aš pastabdysiu, gal nueisiu kur nors, kur damiau. Meksikos virtuvė čia. Taip, žmonės eina iš protestų. Kai kurie dar čia užsideda kaukės dėl to, kad nuo dujų apsaugot save. Tai irgi svarbu dar suprasti. Koks geras dviratis. There is your humanity, some orders. Thank you so much. Thank you. Aš kadangi mėgstu protestus, visokius tokius judesiukus, tai aš čia žmonėm prijaučiu. Kokie pastatai čia, kai kurie, man šitie balkonai labai patinka, kur gaisro avarinės šeimos, jeigu ką. Visai gražu, ne? Labai gražu. Kokį dar tamsiau biškai padarysiu, kad... Vėl dviračiai. Daug kas su dviračiais protestuoja, žinau, nes kai tu su dviračiu gali biškai... Šitie dar geri čiuveliai, žiūrėkit. Noriu dar jas pamatyti. Matot? Čia čiuvakai tiesiog gerai laiką leidžia, man atrodo. Aš iškart turiu įtarimą, kad... What's up? Aš manau, kad jie tie bičiai, kur bagažiniai varė, aš manau, jie tiesiog mėgsta gerai leisti laiką. Jie neturi politinių pažiūrų, jiems tiesiog patinka bagažinį varinė. Koks čia posteris? Criminals are in the White House. Šitas dar labai geras. I love it.
Aš nesu tikras, ar čia susijęs su protestu kažkaip, bet man patinka. O? Ir ką? O, irgi labai fainai atrodo visa. Šiaip būtų fainai jūs nufilmuot. We build the country that hates us. Yep. Čia vat mano pointas ir buvo tame, kad... O, dar šuniukas. Is he protesting? Yes. Oh, lovely dog. Thank you. Kaip aš myliuos. Love the people like you love the culture. Thank you. Va, tokie visai gražus žmonės protestuoja, visai faini. Čia, bet nematau, kas parašyta, bet irgi su vėliava einam gal. Šiaip galvai jokinga, nes žmonės ant raudonos stovi. Aš tai, aš tikrai eisiu. Neisiu. Neisiu, nes mašinos važiuoja. O, aš skau, man šitie helikopteriai ir jie virš galvos skraido ir aš visą laiką girdžiu jų garsą. O, fuck Trump, matot? Fuck Trump. Fuck ICE. Šiaip galim nueiti pas tos žmonės, pakalbėti su jais ir pažiūrėti, ar jie yra violent ar ne. Ne, absoliučiai ne. Žiūrėk, va, padeda. Absoliučiai good. Hey. Bet irgi čia žiūrim, kaip tu su žmonėm bendrauja. Va, primena biškį Maidano vaibą truputį. Va. Nu, bet taip, čia žmonės kai kurie... Vat man šitas bitches. I'm sorry, but... You already know. What's up, brother? Guatemala, Mexico, you already know. Fuck Trump. No one is illegal on stolen land, yes. Palaukite, kur tas šitas čiuvas? Karoči, aš su jo eisiu. I'm just going with this guy. this guy looks cool. I'm with him. Šiaip tai labai keista. I'm from Lithuania. I'm filming what's happening now. I'm from Europe. Yeah, nice to meet you. Oh, nice to meet you. Yes, nice to meet you. What's your name? Following your dreams. Jesus, like Jesus Christ. Jesus Christ. Oleg, nice to meet you. Like Oleg, just. Thank you, brother. Oh. What's up, brother? LA, yeah, brother, LA. Ai, dar aš turiu tokį tarimą, kad daug žmonių čia nelabai dar turi ką veikti ir jie eina irgi. Tai, o taip, bet viskas čia atrodo. Čia visai gerai viskas atrodo, visi čia žmonės labai nice. Nu, čia jaunimas, čia labai jauni. Today, FX3? Sorry, brother? FX3? What are you shooting? I'm shooting about what's happening. I came here... Alpha? Uh-huh. What? FX30. It's an FX30? Yeah. Oh, right. It's a good year. Oh. What's happening now? What's going on? Tell us, man. Oh, man. We are moving a little bit. You're... All right. Ką? Aš nieko negirdžiu. Opa. O, kitoje mes. O. Va, eina ir mūsų čiuvakai, labas. Šiaip tai, jeigu nesi duchas, čia nėra baisu. Tai visai... Šiaip tai labai daug čia... Šiaip man visai patinka, aš plius nelabai turiu ką veikti šiandien. Visus darbus savo padariau. Wow. Bet epic atrodo, žiūrėkit. Kaip gražiai. Let's go, man. It's everything looks so amazing. I mean, it's very beautiful. I mean, from the cinematography. You been getting some good stuff on that? Uh-huh. Oh, that's good. It's looking very good. You publish it yet? Or? You can follow me on Instagram and write me. I will send you the link. Yeah. My name is Oleg. Oleg, nice to meet you. Yes. What's your name, sir? Steven. Steven? Steven. Nice to meet you, Steven. Yeah, nice to meet you. I can type. Sorry. Oleg. So, this is me, man. This is me. Follow me, and I follow you. Yes. Nice to meet you, brother. See you. Ai, čia Amerikoje va taip reikalai darosi. Tiesiog prieini, pafollowini, jis tave. O, čiuvelis irgi čia eina. Man tai tiesiog geras mūdas čia. O, čia tiesiog norėjau fuck nupiešti, bet F tik nupiešė ir išėjo.
Nu jo, šiaip tai čia dauguma čia žmonių tokie būtų jauni labai kairiojiškų pažiūrų, bet, sakau, šitame momente, jie turi pointą. O ten matom Palestinos vėliavą, Ukrainos vėliavą, hebra, here we fucking go. Tai va, šiaip tai čia visos vėliavos, nes, kaip sakė Gogol Bardelo, Eugenijus, toks, visi mes esam emigrantai. Opa, nu ką, ateinam. Slava Ukraine! Ты шо, здорово! Як справи? Добре. Все добре? Як тебе звати? Саймон. Олег, дуже приємно. Все. Дуже приємно, гарного мітингу. Чекай. Don't subscribe, Simon Slice. Все, будемо... YouTube. Будемо субскрайбити. Дякую тебе. Visur savus sutiksi. Čia yra klasika. Oh my god, kažkas numetė butelį iš viršaus. Fuck you, okay, man? I mean, mes tiesiog einam, šuvakas išmetė butelį. Debilas, blėt, debilas. Oh my god, reikia iš čia galai. Opa. O. Kažkas ten mėto butelius. Blemba, žoski čia buvo. O, matot čia žmonės? Aha. Žoski. O, blemba. O čia Priusas. Mes su tokiu Priusu vieną kartą į Lenkiją varėm apsipirkti. Buvo. Yeah, I also saw that. Yeah, you saw that? That's not right, man. Yeah, it's not right. Fucking douchebag. I don't know who did that, but he is a fucking douchebag. Definitely. Definitely bad person. She was like, davai, atvaryk čia, apačia, be. Davai, pazarinsim. Va, irgi bišas suprato, kad... You saw that? Yeah? He is a very bad person. We hate him. Objectively. We objectively hate that person. Okay, šiaip čia visai pasidarė biški baisų, kai išmetė tą butelį ant galvos, bet, aš žinau, bet kas čia vyksta? Čia telefoną va taip pat, matot? Jūs? Čia jokinga, objektyviai. Ar čia nėra objektyviai jokinga? Čia yra labai jokinga. Gerai, man tai viskas čia biški, žinot, jokinga, nes aš negyvenu Amerikoje ir žiūriu į tai biški irgi su ironija, bet šiaip čia nejokinga. Žmonės, I'm proud of you. Yes, žmonės protestuoja, turi teisę ir naudojasi savo teisę ir niekas neturi jiems tos teisės ribot. Čia yra pagrindinė taisyklė ir jūs matot, čia nėra nieko nelegalaus ar blogo. Jeigu jums nepatinka Palestinos idėja valstybės, nu tai okei, galit pasitriginti komentaruose, bet iš principo tai nieko ten... Jeigu aš žinau, su kokiais motyvais išeina šitie žmonės ir tikrai jie čia ne apie teroristus ir ne apie tai, kad čia viški man gal labai žmogus rimtai pasiruošė, bet čia yra... It's a long story, man. I'm from Europe, let's say. Yeah, it's a long story. So where I can see it, it's a long story, man. It's a fucking long story. Opa! Kad jūs suprastumėt, čia dar žmonės uždeda apsaugą vitrinai. Nežinau. Šiaip žmonių matot nedaug. Protestuotojų nėra labai daug. Žmonės, va, take my freedom. Žmonės bėgioja, varo. Gerai, pabūsiu aš su jais. What's up, brothers? What's up? Aš dar Amerikoje. Hello, brother. Aš taip išmokau biškį su visais labiau taikoje gyventi čia. Nes žmonių čia yra įvairių.
Ir iš principo, jeigu taip besikasi iki žmogiškumo kiekviename, tai iš principo visi žmonės yra daug gerų dalykų turi savyje. Tai it's fine. Garsas buvo baisus garsas, labai baisus garsas čia. Hi. I don't know why I filmed you, but oh my doggy. Baisu jai labai, aš manau, šitam šuniukui, bet nepravažiuoja tas Palestinos reikalas. O, labukas. Čia mano jau temelė prasidėjo. Hebra, bet Meksikos vėliava objektyviai gražesnė negu Amerikos, tai šitas man labai patinka. Aš jo vietoj dar ką nors nupieščiau tokio klasikinio, sakyčiau. Taip, žiūrim dar čia posteriai. What's up, brother? Yeah. Whoa. What's going on? Hotel Barclay. Nu ką, kas čia pas mus vyksta? Žiūrim, čia mes atėjom į gatvę. Čia jau nebe taip gal. What's up, brother? Yeah. Ką mes atėjom į gatvę, va čia mašinas. Čia jau priekis, ten jau eina pagrindiniai tie protestuotojai. Aš nežinau, ar aš ten varysiu. Nu, tipo, visi čia vaikšto aplink šokį kvartalą, va, skeiteriai, čiuveliai. Irgi visai fainai atrodo. Skate kultūra šiaip čia labai tokia rimta. Aš žinau, kad jeigu būčiau taip dabar koks 16 metis, nu aš grinai čia būčiau su skeitais. Jeigu šiaip čia biški Los Andželo centras truputį kartais New Yorką primena Manhattaną irgi taip būna. Bet jeigu iš čia filmuoti, taip atrodo, kad būtų... Nu ne, neatrodo. Bet kartais būna atrodo. Man ta Meksikos vėliava, aš taip valgyti užsinorėjau, kai pamačiau vėliavą Meksikos. Oi, šiaip tai visiškai suprantama, nes Latinai ir Black community čia yra labai reikšminga dalis visuomenės. Ant jų pečių stovi ekonomika. Labai dažnai daugelis žmonių, migrantų, nėra nusikaltėliai, nes tyrimai visi rodo, kad migrantai ir legalūs ir nelegalūs nusikalsta rečiau negu vietiniai. Bet irgi žmonės protestuoja. Daug kas čia ateina protestuoti už savo draugus, bičiulius. Tai Black ir Latino community jiems tai yra dabar labai liūdna diena čia. Žinot, aš čia baltas bičias vaikščiu su savo savo baltų nekaltumų. Tokių, kad hey, what's up, brother? Visi kaip pamato kamerą, šypsosi, fainai. Tai Black ir Latino community, tai jiems šiandien yra baisi diena ir tikrai labai dažnai žmonės čia migracijos tas tarnybos, kurios turi deportuoti labai brutaliai elgiasi su žmonėmis ir su žmonėmis taip neturi būti, mes neturim teisės niekas viens kitais taip elgtis. Taip. Tai nėra gerai. Įdomu. Žinau, kad mitingai dabar prieš Trumpo visą tą cirką vyksta dar Austine, čia Texas, vyksta Čikagoj, Illinois. Hello. Thank you for standing up for those that can. Thank you so much. Bye. Be safe. Ai, žinau, aš tai kiek esu bendravęs su Latino community, tai 99% žmonių yra super sweet, super nice, super mėly ir, nežinau, part meilės ir supratimo, empatijos, aš nieko nesu kažkokios jausmų turėjęs neigiamų. Gerai, man atrodo, man reikia kažkur čia varyti jau iš čia, nes nelabai čia ir protestai yra ir nelabai aš čia kažką naujo jums pasakau. Gerai, pastabdom. Taip, kur aš sakiau, kad labai daug ateina žmonių protestuoti už savo tėvus. Tam parašyta, kad mano tėvai atvažiavo čia dėl geresnės ateities, dabar aš protestuoju už savo tėvus. Oh my god, koks čia blogas garsas bus jums. Koks gražus šitas, matot? Check it. So funny.
Man atrodo, aš padariau ratą ir atėjau ten, iš kur aš... aš čia jau buvau, aš man atrodo atėjau taip pat perimetrą visą downtowno to bent jau kur vyksta protestai, tai viską jums parodžiau. Aš manau, kad jūs viską pamatėt, jau galim jau pabiškį atsisveikinėt, labas, irgi baisu jam. Vaikutis. Sako, nežinau, man čia visai linksma. Gerai, ir ką? Vėl. O čia yra versliukas. Čia mes suprantam šitą dalyką. Čia vadinasi kapitalizmas visur. Blet, bičias malodės. Sako, protestą atvarė. Sako, reikės vėliavų. Aš jiems ir parduosiu tada. Va čia yra Amerika. Va čia yra Amerika, hebra. Jeigu jūs kas nors paklaus, kas yra Amerika, va čia yra Amerika. Opa, davai, daryk. O, ble, malodės. Wow. Fuck, that was epic. Mane vos nenumušė maškė, sorry. Blets, kodėl aš čia stovėjau. Va tiek dabar valandų, reiškia, man liko kelias minutės iki komendanto valandos pradžios. Ir aš turiu varyti iš čia, man atrodo. Bet aš nežinau, ar aš tikrai čia ne pats susigalvojau dėl tos komendanto valandos, bet man atrodo, kad ten sakė kažką. Va ten, mieste vyksta reikalai, miestas važiuoja miegot, žodžiu. Gerai, aš varau. Duokit man 5. Ramu. Tvarkos. Miestas, viskas gerai. Yra čia nelegalios migracijos, čia yra problema, bet jinai bus sprendžiama, bet ką daro Trumpas dabar, tiesiog yra beprasmybė, nes tai tik skaldo žmonės Amerikoje. Deja, tai jokio teigiamo rezultato neduoda. Žiūrėkit, kokios gražios gėlytės, tom ir pabaigsim. Ačiū labai, kad žiūrėjote, labai jums dėkoju, ačiū, kad esate, aš varau toliau dirbti savo tikrus darbus. Čia aš jums savo netikrą darbą parodžiau, tiesiog išėjau pafilmuoti, kaip čia viskas atrodo, kaip atrodo sraigtasparniai. Kas čia parašyta? Čia Fox News, guys! Bet Fox News čia yra konservatyvi medija ir jie labai mėgsta parodyti, kad čia Trumpas tvarko chaosą, nors tas chaosas pats ir sukeltas Trumpo. Tai tokia čia istorija, viskas labai paprasta. Nežinau, laukiu mašinos, kol mane atvažiuos paimti. Ir viską filmuoju. O čia labai buvo visą laiką amerikietiška temelė, atsimenat? Labai tokia. Geras oras, čia dabar labai fainas laikas. Los Andžele. Labai. Labai graži valstija, Kalifornija yra čia. Ką besakytų žmonės, nuvažiuokit, pamatykit, labai rekomenduoju. Tai viskas, ate.